Labas Čikita, sveikos sugrįžusios, sveikinu su naujaisiais metais. Šiandieną esu paruošusi full body treniruotę Express, kaip ir prašėte. Tai pagrindiniai mūsų įrankiai bus svareliai, aš naudoju 2 kg. Jūs naudokite pagal savo galimybės, 1, 2, 3 gal nerekomenduočiau, bet jeigu jaučiatės labai stipriai, galite bandyti. Ir jeigu norit šiek tiek dar pasunkinti, galite užsidėti svarelius ant kulkšnių, nieko nelaukiam, greitai apšylam ir keliaujam prie darbo. Esam savo pozicijoje 4 ir padirbsime su cat cow, tai giliai įkvepiam, ištempiam savo nugarą, atidarom krūtinę ir iškvepiam, išrečiam nugarą. Dar pajauskit savo tempu. Dar 2, atidarom krūtinę. Išrečiam nugarą. Paskutinis toks. Iškvepiam. Esam neutralioj pozicijai. Riečiam pėdų pirštus. Kylam į žemyn žiūrintį šunį. Pratempiam savo kojas. Po vieną stipriai. Lyg spaustumėm pedalą iš visų jėgų. Labai gerai. Abiem kulnais bandom pasiekti kilimėlį, išsitempiam, siunčiam dešinę koją į dešinę kilimėlio pusę, pavažiuojam, keliam dešinę ranką į lubas, leidžiam alkūnę ant kilimėlio, pabūnam, keliam į lubas, grįžtam į žemyn žiūrintį šunį, tą patį pakartosim ir su kairė koja, siunčiam į kairę kilimėlio pusę, pavažiuojam pirmyn atgal, keliam kairę ranką į lubas, leidžiam alkūnę, pabūnam, prasitempiam į lubas, grįžtam į žemyn žiūrintį šunį, abiem kulnais liečiam kilimėlį, išsitempiam stipriai ir nusileidžiam ant kelienų. Tai pirmoji mūsų serija bus bridge serija. Įsitaisykim, svareliai šalia. Nugara prispausta prie kilimėlio, presas įtemptas. Bridžo serijoje labai svarbu, kad rankomis galėtumėm paliesti savo kulnus, tam, kad būtent koncentruotumėmės į sėdmenis. Tai pasižiūrim, pasitikrinam. Viskas gerai. Svareliai į lubas horizontaliai ir pradėsim nuo apšilimo, tai kelsime į bridžo slankstelis po slankstelio, viršuje užlaikysim, suspausim sėdmenis ir slankstelis po slankstelio nusileisim. Labai gerai. Pakylam į bridžą, slankstelis po slankstelio ir lygiai taip pat nusileidžiam. Neskubam, apatinė nugaros dalis turi pasidėti pati paskutinė. Padarom dar 2 tokius. Ramiai apšylam. Suspaudžiam sėdmenis viršuje ir leidžiame slankstelis po slankstelio. Pakelsime į bridžą. Susitinkam viršuje. Ir dabar jau leisimės tiesia nugara. Leidžiamės ir pakylam į bridžą. Leidžiamės ir pakylam. Pridėsim darbo ir rankom. Kai pakylam į bridžą, su rankomis plačiai atidarom krūtinę. Grįžtam, apverčiam svarelius ir leidžiamės svareliai prie liemens. Kylam į bridžą, atidarom krūtinę, apverčiam svarelius ir nusileidžiam. Labai gerai. Atidarom ir nusileidžiam. Labai svarbu stebėti savo bridžo poziciją. Ji turi būti tiesi, nepakrypus į vieną ar į kitą pusę. Tai būkit dėmesingos. Dar turim tokius 4. Labai gerai.
3, 2, susitiksim viršuje, paskutinis toks, nusileidžiam, pakylam į bridžą, pakeliam kulnus ir dirbam tik tai su rankom, liekam bridže. Atidarom plačiai krūtinę ir į viršų. Atidarom ir į viršų. Labai gerai, kulnai pakelti. Šaunuolės. Dar 5, 4, 3, 2, 1, nenusileisim, nuleidžiam tik tai kulnus, apverčiam svarelius vertikaliai, keliam kairę koją į tabletop, su rankomis tricepsui lenkiam, grįžtam, keliam dešinę koją, lenkiam tricepsui ir grįžtam, nenusileidžiam, keliam kairę, keliam dešinę, pėdų, pirštai ištempti. Labai gerai. Nepamirštam apie savo bridžo poziciją. Šaunuolės. Dar 4, 3 ir liksim prie vienos kojos bridžo. Dar 2. Šaunuolės, laikykitės. Paskutinis. Tricepsui ir dešinė koja. Tricepsui. Dabar pakeliam savo kairę koją ir leidžiamės į vienos kojos bridžą. Taigi, nusileidžiam ir pakylam. Kairė koja lieka tabletop. Pridėsim ir rankas. Esam bridže ir kai leidžiamės, pritraukiam svarelius prie liemens. Pakylam ir pritraukiam. Šaunuolės. Nepamirštam kvėpuoti. Kvėpavimas mums padeda. Dar 4. Šaunuolės. 3. 2. Paskutinis. Pridėsim. Kai pakylame į bridžą, tiesim savo kairę koją, leidžiam ją iki dešinio kelieno, grąžinam į lubas, tabletop ir nusileidžiam. Toks bus mūsų kombo. Pakylam į bridžą, į lubas, leidžiam iki dešinio kelieno, į lubas, tabletop ir grįžtam. Šaunuolės. Svarbiausia, neskubėkit. Labai gerai. Dar 3 tokie. Ir liksim viršuje. Dirbsim su kaire koja. Paskutinis. Į lubas. Leidžiam iki dešinio kelieno. Į lubas. Tabletop. Ir nusileidžiam. Dabar jau kai pakilsim, liksim viršuje. Ir tiesim koją iki dešinio kelieno. Ir grąžinsim. Taigi, ištiesiam į lubas ir iki dešinio kelieno. Ir į viršų. Laikykitės. Kvėpuokit. Galit. Dar 4. 3. 2. 1. Koja į lubas ir papulsuojam. 5, 4, 3, 2 ir 1. Ramiai padedam koją. Esam bridže. Iš karto keliausim į kitą pusę. Kyla dešinė koja į tabletop ir leidžiamės į vienos kojos bridžą. Labai gerai. Pridėsim ir rankas. Pakylam. Ir kai leidžiamės, rankos prie liemens.
Šaunuolės. Labai gerai. Dar 4. Ir pridėsim dešinės kojos tiesimą iki kairio kelieno. Paskutinis toks. Važiuojam. Pakylam į bridžą, į lubas, iki kairio kelieno, į lubas, tabletop ir nusileidžiam. Šaunuolės. Į lubas, iki kelieno, tabletop ir nusileidžiam. Labai gerai. Kiekvienas judesys yra atskiras. Nieko nesuplakam į vieną. Labai gerai. Dar 4. Ir liksim viršuje. Dirbsim tik su dešinė koja. Ir pabaigai papulsuosim. Dar 2. Paskutinis. Šaunuolės. Laikykitės. Giliai įkvepiam, pakylam į viršų ir darbuojamės. Kyla kairė koja lubas ir iki kelieno ir į lubas. Kvėpuokit, galit. Jeigu padarėt su viena koja, tikrai padarysit ir su kita. Dar 3. 2. 1. Liekam viršuje ir pulsuojam. 4, 3, 2 ir 1. Nusileidžiam. Galim apkabinti savo kelius. Palinguoti. Į vieną, į kitą pusę. Atsikvėpti. Ir keliauti toliau. Antroji mūsų serija bus pozicijoje 4. Svareliai bus po abiejomis rankomis. Įsitaisom. Šitoje pozicijoje labai svarbu rankų padėtis, tai petys su riešiu turi sudaryti tiesią liniją. Kojos klubo plotyje, rankos pečių plotyje. Žvelgsnis į priekį, nugara ištiesta, presas įtemptas. Riesim pėdų pirštus ir kelsime į mešką. Pakeliam kelius ir nuleidžiam. Kai pakylam į mešką, labai svarbu išlaikyti savo pirminę poziciją. Nugara tiesi, presas įtemptas. Labai gerai. Dar 3. 2. Paskutinis. Ir pridėsim. Kai pakylam į mešką, pritraukiam kairę ranką prie liemens, pritraukiam dešinę ir tik tada nusileidžiam, kartojam. Pakylam į mešką ir kairę pritraukiam, dešinę ir nusileidžiam. Šaunuolės. Pritraukiam, pritraukiam ir nusileidžiam. Labai svarbu išlaikyti kiek įmanoma stabilesnę poziciją ir nusileidžiam. Dar 2 tokie ir pridėsim. Paskutinis. Šaunuolės. Ir nusileidžiam. Dabar pridėsim ir sukimasi į kairę ir į dešinę. Tai kaip tai atrodys? Pakylam į mešką, pritraukiam po vieną svarelį, sukamės į kairę, keliam svarelį į lubas, grįžtam į centrą, nenusileidžiam, iš karto į dešinę, keliam į lubas,
centras ir tik tada nusileidžiam. Tai toks bus mūsų kombo. Pasiruošiam ir važiuojam. Meška, pritraukiam svarelius, sukamės į kairę, į centrą, į dešinę, į centrą ir nusileidžiam. Dar pritraukiam, sukamės į kairę, svarelis kyla į lubas, į dešinę ir nusileidžiam. Padarysim dar 2 ir paskui jau liksim prie šito kombo, tik jau nebenusileisim pailsėti. Šaunuolis. Nusileidžiam. Paskutinis toks. Kaip karšta. Labai gerai. Į lubas. Centras. Į lubas. Ir centras. Nusileidom paskutinį kartą. Dabar susikaupkim. Ir kartuosim. Tik jau nebenusileisim pailsėti. Važiuojam, kylam į mešką ir pritraukiam. Pritraukiam, sukamės į kairę, sukamės į dešinę, meška ir toliau. Pritraukiam, pritraukiam ir kartuojam. Darykit savo tempu. Jeigu pasidaro per sunku būtent su svareliais, patraukit svarelius į šalį ir darykit be jų. Treniruotė yra jūsų, koreguokitės pagal save. Šaunuolis. Dar 2. Labai gerai. Paskutinis. Pritraukiam. Pritraukiam. Sukamės į kairę. Sukamės į dešinę. Grįžtam į mešką ir palaikom. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nusileiskit. Keletą sekundžių atsikvėpkit. Atsigerkit, jeigu norit. Ir keliausim į antrą dalį. Stosimės į lentą. Ir dirbsim lentoje. Tiesi lenta. Ir pritraukiam. Vėlgi po vieną svarelį. Ir kylam į delfiną. Klubai į lubas. Kulnai delfine visada pakelti. Ir kartuojam. Lenta. Ir pritraukiam. Pritraukiam. Ir delfinas. Labai gerai atgausim kvapą po meškos. Ir delfinas. Dar 3 tokie. Laikykitės. Dar 2. Pačios prašėt ekspres. Tai jau iš ekspres turim pasimti maksimumą. Paskutinis. Pritraukiam. Pritraukiam. Ir į delfiną. Dabar pridėsim dar ir platų varlės pritūpimą. Tai esam lentoje. Pritraukiam po vieną svarelį. Plačiai tupėmės. Bandom kelienais pasiekti kilimėlį. Lenta. Ir delfinas. Kartojam. Esam lentoje. Pritraukiam. Platus pritūpimas. Lenta. Ir delfinas. Dar 4.
Laikykitės. Tvirtai. Pritupimas. Ir delfinas. Dar 3. Labai gerai. Tupimas plačiai. Ir delfinas. Dar 2. Labai gerai. Tupiamės. Ir delfinas. Paskutinis. Ir jau liksime tik tai prie pritupimo. Taigi lenta. Paskutinis pritraukimas su svareliu. Ir plačiai tupiamės. Ir lenta. Tupiamės. Ir lenta. Šaunuolės. Dar 4. 3. 2. Nenusileisim dar. 1. Sukamės į kairę šoninę lentą. Ir palaikom. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sukamės į dešinę. Galim pasitraukti svarelį. Ir palaikom dešinę. 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Šaunuolės. Labai gerai. Liko paskutinė serija atsistojus. Ir bus viskas. Atsigerkit. Ir susitinkam atsistojus. Pagrindinė mūsų koja bus kairė. Dešinė bus šalia ant pirštų galų. Svareliai nuleisti, nugara tiesi. Ir tupsimės į 90 laipsnių įtupstą. O svareliai prie pečių. Tupiamės ir pakylam. Kai darom įtupstą, darom gilų. Praktiškai liečiam kilimėlį. Labai gerai, dar 2. Ir pridėsim. Gerai, dabar pridėsim. Kai kylam iš įtupsto, keliam dešinį kelieną prieš save ir kartojam. Jau dešinės kojos nebenuleidžiam. Įtupstas, svarelį prie pečių ir kyla dešinys kelienas. Kapuojam. Laikom pusiausvyrą. Dar 2. Ir pridėsim. Susitinkam įtupstę. Iš įtupsto keliaujam į hingą. Tiesiam dešinę koją. Rankos tiesiasi už nugaros tricepsui. Grįžtam į įtupstą. Ir keliam kelieną. Toks bus mūsų visas kombo. Įtupstas. Palinkstam. Įtupstas. Ir atsistojam. Šaunuolės. Laikykitės. Dar 2. Ir liksim pasvirime. Paskutinis. Liksim pasvirime. Ir dirbsim su rankom. Prie pečių ir tricepsui. Laikykitės. Neskubam. Dar 3. 2. Neatsistokit. 1. Grįžtam įtupstą ir giliai pulsuojam. 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Šaunuolės. Keliausim prie kitos kojos. Ir bus viskas. Dabar pagrindinė koja bus mūsų dešinė. Kairė bus šalia ant pirštų galų. Nugara tiesi, svareliai prie šonų ir leidžiamės į 90 laipsnių įtupstą.
Svarelį prie pečių ir atsistojam. Labai gerai. Įtupstas. Ir atsistojam. Dar 2. Ir pridėsim kairio kelieno pakilimą. Šaunuolės. Važiuojam. Įtupstas. Ir keliam kelieną. Įtupstas. Ir kelienas. Labai gerai. Dar 2. Ir pridėsim. Pasvirimą. Paskutinis. Važiuojam. Įtupstas. Pasvyram. Rankos tricepsui. Įtupstas. Ir atsistojam. Labai gerai. Pasvyram. Įtupstas. Ir atsistojam. Šaunuolės. Labai gerai. Dar 2. Pasvyram. Atsistojam. Paskutinis. Liksim pasvirime ir dirbam su rankom. Ramiai. 4, 3, 2, 1. Leidžiamės įtupstą ir pulsuojam. Giliai 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Šaunuolės. Viskas. Galim nusimti svarelius nuo kojų. Esam kilimėlio gale. Giliai įkvepiam. Ir iškvepiam. Dar 1. Įkvepiam. Ir jau leisimės su smakru į žemyn žiūrintį šunį. Pratempsim savo kojas. Lyg pedalus spaudžiam. Pajauskit kokios lengvutės, jeigu turėt svarelius ant kojų. Aš kvapą neatgal. Gerai. Abudu kulnus liečiam prie kilimėlio. Keliam savo dešinę koją. Siunčiam ją į kilimėlio vidurį. Kairę paguldom. Prasitempiam. Labai gerai. Keliam rankas į viršų, dar labiau atsidarom. Pakvėpuojam. Atsargiai grįžtam. tą patį pakartosim ir su kaire, taigi kyla kairė koja ir į kilimėlio vidurį, dešinę paguldom, prasitempiam, keliam rankas į lubas, dar labiau atsidarom. Šaunuolės. Grįžtam į paskutinį žemyn žiūrintį šunį. Prilečiam kulnais kilimėlį, išsitempiam. Stipriai, stipriai ir nusileidžiam į patogią sėdimo poziciją. Užbaigsim bendru įkvėpimu ir iškvėpimu. Taigi giliai įkvėpiam. Darom krūtinę. Surinkam visą gerą energiją. Uždarom ir iškvepiam. Šaunuolės merginos, galite savo pasiploti. Linkiu gražiaus dienos, gražaus ryto, gražaus vakaro, nesvarbu, kada žiūrit. Ačiū, kad esat, ačiū, kad įsijungėt. Ir pasimatysim kitoje treniruotėje.